Sveiki atvykę jau prie naujo video. Šiandien vėl žiūrėsime pas manęs. Bandysim belę ką pagauti. Nežinau, dabar atėjau 8 ryto, tai turėtų kepti. Manau, bent tikiuosi. Tai varom užsimest meškerę. Taigi užsidėjau slieką ant kabliuko. Galvoju, ant slieką žvejosiu. Tai, manau, bandom užsimest. Tai gilė nepasidariau labai didelį. Kaip mano prūdai, tai labai tinkama. Tai, manau, bandom užsimest. Galvoju, kad jau užsipainė. Kas tai būna? Kodėl? Pamiršau visai. Papasakosiu aš vieną dalyką. Lengvo stovelio nepasiėmiau. Čia nebuvo galbūt labai žinias. Manau, tai žinai, čia visokių dalykų atsitinka. Nieko tokio, mane akmuo išgė. Nu, tikėkime, kad pavyks. Vat akmuo mane išgelbės. Tikiuosi, ir laukim kibimų. Tai kol susiplūdę, norim papasakoti vieną dalyką. Neseniai buvau žvejybos varžybose. Gaila, kad nenufilmavau, bet neleido vadovė, nes bijojo, kad kitų vaikų veidų nepatektų. Bet tikrai būtų buvę sunku filmuoti, kad nepatektų joks vaiko veidas. Tai va, tai ten buvo tiesiog tokie kaip bendruomenės, konkursas, galima sakyti. Tai tiesiog ateini, sakė, pasiėmė meškerę kokią nori. Aišku, ten lydekų netraukė. Tai aš atsivežiau plūdinę, pamatėm su mama, kad visi tenai beveik su dugninėm. Mama sako, tipo, aš važiuoju, biškį iki namų. Sako, aš tau atvešiu. Gerai, ištraukiau pirmą karosiuką, kažkur tokio dydžio. Gerai, paskui vėl ištraukiau tokį. Žiūriu, mama ateina su dugninė. Aš užsidėjau 3 kabliukų sistemėlę, prisidėjau jauko, tokią raudoną. Ir, bandžiau, užsimečiau, iš pirmo karto nelabai pavyko. Tas prūdas yra ilgas, bet siauras. Aš papratęs esu toli šiaip mest. Ir aš tiesiog kiaurai tą prūdą pramečiau. Ir tenai už to prūdo buvo aptvertas daržas. Ir aš tą visą sistemą įmečiau tą jauką, visus kabliukus, tą sistemą tiesiog mečiau taip toli, kad įskrido į tą daržą. Tai ačiū Dievui, ten buvo žmonių, kurie atkabino. Paskui užsimečiau ir ištraukiau didžiausią karosą tenai ir savo gyvenime. Jis buvo 400 kažkur ir dar daugiau gramų. Prisimenu kiek. Tai mano visas žuvis ten svėrė 530, o tas karosas buvo labai didelis. Ir paskui skelbė nugalėtojus, bet ten nebuvo kaip 1, 2 ir 3 vietos. Ten buvo tiesiog, tokios kaip pasiekimas. Tai mano šalia sėdėjęs, tenai toks, nedraugas, tiesiog pirmą kartą matytas berniukas. Jisai su dugninė ištraukė ungurį. Visi sulėkėm žiūrėti, visi bijojo traukti kabliuką. Aš buvau savanoris, kuris galėjo traukti kabliuką, bet nepavyko niekam, todėl nukirpom valą, jisai pasilaikė jį setelėje, bet paskui pasakė, kad jį reikia jam paleisti, nes ungurys, vis tiek tokia žuvis jau. Tai mes pasiklausim, ko ten yra, paklausim, ką galima. Kas nustebino, kad pas jų yra eršketų. Sakė, šiais metais niekam nekimba. Ir sakė, kad galima bele kada atvažiuoti žvejoti. Tai aš planuoju. Tai aš planuoju tikrai atvažiuoti. Ir tai apie nugalėtojus. Tai skelbė, tai tą berniuką apdovanojo, kur pagavo tenai tą ungurį, ten davė kuponus visokius ir paskui ėjau aš. Laimėjau už tai, kad didžiausią karosą pagavau
ir gavau žvejybą į Karpinę kaimo turizmo sodybą pažvejoti mažuosiuose tvenkiniuose ir iki 1 kilogramą. Tai dar neišnaudojau, kažkada išnaudosiu. Ir be to dar galvoju apie vieną dalyką. Nežinau, nufilmuoti ar ne dar, nežinau. Šį antradienį, Liepos 30, mes su mama važiuosime į tą Karpinės sodybą. Mes esam, net aš gavau kuponą, buvau žvejoti tų karpių. Bet mes pagalvojom, kad mes vėl norim, bet pažiūrėjom, kad labai neapsimoka tiesiog nuvažiuoti. Mes nusipirkom vėl tą kuponą Karpinę ir tiesiog varysim šį antradienį žvejoti. Ten nuo 6 iki 7 vakaro. Tai žiūrėsim, praeitą kartą sekės 3 kilogramus išnagėtų karpių. Aišku, 2 tik tai. O galima 7, bandysim 7, bet eisim ne į patį didžiausią, o į mažuosius tvenkinius. Mums ten pasisekė, tai nežinau, filmuot ar ne, dar pagalvosiu. O kaip jūs galvojat? Ar norėtumėt ar ne? Nežinau, pagalvosiu. Tai grįžtam prie mano plūdas. Plūdė dabar užmečiau už kokią 3 kartą. Tas buvo plūdė užmesta. Dabar čia ir paliksiu, manau. Jeigu vėl parplauks krantą, jeigu iš šono jau tiems neina, tai žodžiu, žiūrės. Bet jeigu parplauks vėjas, parplukdys ją, tai aš vėl perspės. Dabar pradedu galvoti apie tokį dalyką kaip jaukas. Gal užsimest? Prisiaukint, nežinau dar. Pagalvosiu. Žodžiu, einam toliau. Mane vėjas užknisa, jisai man plūdę tempia. Tai nėra gerai. Atrodo, nėra vėjoto nieno, aišku, tempia, aišku. Nežinau. Tai dabar turiu planų tokių, aš dar be pusryčių, aš papratus kokią namuotę. At anksti atsikėliau. Jums gal ne anksti, man anksti labai. Nežinau, man 7 valandą yra labai anksti. Nežinau, kaip po mokyklą reikės keltis, žodžiu. Galvoju eiti pavalgyti. Nežinau, dar mamos gal pasiklausia arba čia atsinešt. Aš pasiimti jauko. Noriu biškį užsimest. Tai nežinau, dabar gal eisiu pavalgyti. Dar nežinau. Manau, gal eiti? Arba atsinešiu. Žodžiu, einu mamos paklausyti. Nusprendžiau biškį dar palaukti, kol dar visai manęs nekankina. Mano vėlas. Dar pabūsiu, kai jau labai norėsiu valgyti, aišku, grįšiu. Nežinau, ką valgysiu, nėra ką. Tai laukiam kibelą. Tikiuosi bus, atrodo rytas, tai turėtų kilt. Nežinau, dar nesulaukiu nieko, tai laukiu. Ką tik kažkas timpčiojo. Aš jau norėjau eiti namo, bet aš nebenoriu eiti namo. Gal palauksiu, žinai. Mano dėžė yra surašyta jau karpiams, sistemos, viską. Apačioj belikiek maišelių. Tai va, Cucakas gaila nevažiuos, labai gaila. Mes grįžtam prie plūdės. Plūdė nebekruta, mane žiauriai nervina, aišku. Nežinau, atrodo ryte, tai turėtų kiek. Ne, matai, jiems vakare labiau patinka. Paskui mane nervino. Bet ir lapai tokie rintantys nervino. Negąsdina mano žuvis. Šiaip nežinau, kas gąsdina. Žodžiu, bet mano nervai nėra labai kiekviešiniai, bet reikia dar pasilaikyti biškį. Dar noriu pasakyti, kad jeigu matysit tą plūdę, kur dabar matot, ir ten gale, dabar tik atsigulė, nematysit mano pro žalias, tai nekreipkite jas dėmesio. Jos man įkibo į žalias ir jos tiesiog tenai liko paskandintos. Tai jos jeigu rūta, tai man nieko nereiškia.
nes aš jas pametus esu. Kelias. Dar vienas yra kitoj pusėje. Ai, bet to dar panašu visada pasakyti, čia yra kaip tai suprasti. Aš noriu ten užsimesti. Aš norėjau jums pasakyti, kad žiūrėkit, matot, čia yra praėjimas į kitą mano prūdo pusę. Nes čia yra dvi pusės, yra skiria o šita va sala. Tiesiog išskiria. Šita va. Ten va praėjimas, ten gale irgi yra. Ir šitą visą prūdą tik tas ir skiria. Šitoj pusėje yra daugiau medžių, anoj pusėje nėra. Bet visiškai nendrynai ir žolynai. O tų vat žolių, kur čia vandenį pilna. Nežinau, kaip vadinti. Tai va. Tai manau, aš gal ir dabar einu persimės plūdę. Nes ten sukrutėjo, aš noriu pabandyti, gal pasiseks, būtų smagu. Nu, žodžiu. Uodai kanda. Kažkas mano plūdę pasvėrė į šoną. Nemanau, kad gylis, nes jinai pirmiau stovėjo. Arba vėjas, nes valas įtemptas. Nu, nežinau. Tikiuos labai, kad kažkaip šiaip žiauriai tikiuos. Visą dieną galvoju gal žiūrėti, gal net rytoj. Nežinau, dar pagalvosiu. Nusprendžiau eiti pavalgyti, nes jau labai noriu valgyti, pasimsiu jauko, pareisiu. Tai manau, susitiksim, kai pareisiu jau. Plūdelį. Na tai ką, grįžom dabar. Sakau, nueisiu, pavalgysiu ir grįšiu. Jauką pasimsiu. Tikrai aš jį pasiėmiau. Aš jo pamiršau visai. Galvoju, einu, žinai. Gerai, žodžiu, einam patikrinti meškerę. Einam tikrinti. Žiūrėk. Plūdė prie kranto. Nieko nėra. Turim slieką su vandenį. Yra neslieka. Nepasiseka. Jau toj 10, bet 8 minutės lygiai, dar net jau 7, 6, 5, bet nežinau šis. Manau 6 liko. Ne 7. Man šiandien žiauriai žodžiai vėlesi. Tai va, nieko nėra. Vėl. Nežinau, ko su tom žuvim blembo negera. Nieko nekimba. O kai nefilmuoju, aišku, kimba. Mano plūdė yra labai maža, tai neliks prie šono. Aš ją paliksiu prie kranto. Nes manau, jas... Ai, matot. Štai, va čia va paliksiu, čia zoomas, tai, na šiaip, prie pat krantą. Tai va, nežinau, reikia tikėtis, kad kažkas užkims, nu, apsinelyst. Čia mano cucakas atlėkė, nes mes kartu su juo būnam visada. Nežinau, ką veikti, pasikuisiu dėžiai, manau, reikia susitvarkyti. Jo, ir persimest. Ne, ką nepersimest. Na, žinokit, permečiau tai labai toli, nes matot, jinai prie salos, o prie zoomintma krantas, o ten kažkur plūdė. Toli. Tikiuosi, tu ir veiks. Labai tikiuosi, eina pasikuis manau dėžiai. Be to, aš dar apsipirkau vienoje iš parduotuvių brangių žvejybos prekės.lt. Mes gavau kuponą. Aišku, dar nespėjau valą persivinęs, bet nusipirkau tintą valą. Gaila, kartais nefilmuoju, bet pas manęs prūde kažkas yra labai didelė, nes mano valas dabar uždėtas, nėra tintas, kas nėra gerai, ir jisai atlaiko 6 kilogramus ir man kažkas užkibo ir man nuplėšė valą. Tai pas mūsų kažkas gyvena, žodžiu, pas manęs kažkas gyvena
virš 6 kilogramų arba aš ištraukiu nuo mokų. Čia irgi yra tiesos. Tai nusipirkau aš dabar naują, kuris man nekainavo. Tai va, tai dar reikia vieną čytą panaudoti ant savo slieko. Dabar pagalvojau, pamiršau, kad aš nusipirkau purškiamą kvapą ant masalo. Tai gal taip paeis. Nežinau, reikia pabandyti. O tokį va nusipirkau. Braškių. Plūdą žiūri. Į braškių aromatą. Tai gal pabandysiu išsitraukti ir pasipuršti. Gal paeis. Nes daugumą žmonių sako, kad karosam patinka braškės. Pabandysiu. Aš. Gal pasiteisinti. Tai ką, užsipurškiau dabar ant slieko. Pabandysiu. Nežinau, slieko. Lapas trūda. Žodžiu, sliekas užpurkštas. Užvilgiam nuodą. Sliekas užpurkštas. Reikia tikėtis, kad užkibs. Niekad nežinai. Nežinau. Pasižiūrėjau. Mas kažkaip atrodo, kaip praeitą video įkėliau, kad mama sako, kad per mažai yra veiksmo. Aš suprantu tą. Ką man daryti, jeigu man video gale užkimba. Žodžiu, bandysim anksčiau. Gal ar ne? Nežinau. Tikiuosi nebus vėl nesėkminga žvejyba. Nes visiškai nieks nekringa. O jau po 10 ryto, aišku. Nežinau. Ar tu galvoti apie vieną dalyką, bet dar nesakysiu. Nežinau. Galvosiu. Nieks nekimba. Galėt namo. Nežinau. Taigi turiu sprendimą. Einu iki namų, pasiimsiu jauką, užsimaišysiu, užsimesiu. Nes tiesiog tas purkštukas nepadeda. Kaip jos nekimba, taip nekimba. Nu nieko. Krustelė vieną kalbišį. Viskas. Bet gal tada su tuo jauku gausiu susidomėjimo, dar užvilgiu. Aš žinai, tokia kalbu ir žiūriu, kūdas nemėg. Na, tai buvo tenai. Neklausk, su kuo žaidžiu. Tai manau, einu, aš pasiimsiu jauką ir užsimesiu. Ja, manau, einu. Tai ką atsinešiau jauką. Nešiau tokį jauką. Raudoną. Užsimaišysiu. Dar jeigu ką atsinešiau papildą. Kažką. A čia kartą. Paliksim kitam kartui. Tai žodžiu, einu užsimaišyti. Na tai ką, jaukas užmaišytas. Štai va tokia. O bombastikė jau vieną užsimečiau. Dar vieną galvoju užsimesiu. Ką žinau, lauks. Pabandysiu. Nebandysiu. Aš dabar dar vieną. Kibimas. Kibimas buvo. Šios kamera nesukta. Va, šitaip. Mano rankos kokios pūlinas. Ką tik buvo kibimas. Man patinka tai. Kibimas. Matot, aplinkai ėjo vanduo, aš nespėjau biškį stabdyti. Bet ten nepaveikiau. Blemba kibimas. Jaukas pasiteisino. Jas, tikiuosi užkibs. Dabar nebekimba, ką tik kibo. Dar matau jauką. Netgi. Galvoju, palauksime. Jeigu ką užsimesiu dar vieną. Iš kitos pusės. Visur kažkas aplinkui mane. Traška. Žodžiu. Žiūrėkit, kimba. Nebekimba. Tai kas apžiūrėjo, norėjau dar užsimesti vieną, žiūriu, blemba. Jau kimba.
Kamera mano toli vykdo arčiau nusinešt karantą. Matot, aplinkui, matot, krūta. Eik tu savo, taip smagu. Kažką iš to nebepratau, aišku. Eik tu loibu. Tyliai. Nebekimba. Aišku, štai jūs net galit matyti, kur aš jauką užsimečiau. Aš jums sakau, aš neturiu mėtymo skilų. Žodžiu, net metas, aš ką tik mačiau žuvį tenai. Ten ką tik mačiau karosą, aišku, nenufilmavau, nes nenufilmavau. Bet dabar esu padėjus savo slieką tarp dviejų krūvų jauko. Turėtų paeiti. Atsiprašau, jeigu vaizdas krūta, aš labai drebu. Žodžiu, bandom laukti. Kibimas vėl. Tas užsimečiau naują. Aš ką tik mačiau grinai prie kranto vėl žuvytę. Šiaip smagu. Toli manęs yra varlė, kuri mane labai stebi. Man nepatinka tai. Ta vieta plaukia. Matot, manai toksai. Nežinau, žodžiu. Susitelkėm į plūdį. Kimba. Mano grinai, aš čia galėčiau, kur mano plūdė yra, aš tiesiog galėčiau nueiti. Ir ten visą tą jauką pakrutinti, nes čia man yra labai negila. Nes yra tai labai arti kranto ir aš tiesiog galiu matyti. Aš bent jau nematau, jeigu kimba, bet aš galėčiau matyti žuvį. Tai smagu. Žiūrėkit, aš ką tik mačiau. Grinai kelis krausus. Matot, kimba. Aš pasiruošęs bėgti traukti. Nes aš grinai prie jauko mačiau, kaip jis praplaukė žuvis. Davai, tem, karpane. Jeigu mane arba temtų, jau tikrai traukčiau, arba pakuldytum plūdį, tada jo bandyčiau irgi kirsti. Žodžiu, aš dabar labai atsiprašau, jeigu tyliai kalbu, bet nenoriu išgąsdinti žuvies. Ir manau labai bloga kokybė garso, tai atsiprašau labai. Jeigu iš vis nieko negirdėsi, tai žodžiu, tiesiog nekreipkite dėmesį. Manau, ši žvejyba vėl bus nesėkminga. Kibimų buvo, nieko nevyksta. Dabar persimečiau biškį. Nežinau, nieko. Tuo pat ryto čia būna, tai aš manau, kad jau gal užbaigsiu, gal ir ne. Nežinau, aš galiu, aišku, plaukas. Aišku, galiu palikti meškerę, plūdę užmestą. Aš vis prižvelgiam. Gal pasakysiu, ja. Tai man yra tas, kad aš galiu čia kiekvieną dieną ateit, aišku. Bet nežinau, nieko nevyksta. Nežinau. Aš manau, gal jau atsisveikinsiu. Nežinau. Dar gal palauksiu 5 minutės ir užteks. Tai manau, jau atsisveikinsiu. Dar palikau meškerę. Kodėl aš sakau meškerę užmestą? Plūdę užmestą. Bet jau manau, neisiu namo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau Austėja ir viso gero.